Labai gerai buvo. Žiauriai pasiškai. Gerai pasikartojom. Sekančią savaitę pradėsime naują sceną. Wow, ten žiauriai crazy. Taip, tik tekstų nepamirškit. Ir visą laiką jie tai slėpė kaip didžiausią nusikaltimą. Prieš mūsų akis. Labai gerai. Tik daugiau vidinio nerimo. Prieš mūsų akis. Prieš mūsų akis. Akis! Gerai. Dar padirbėsim. Ok, ačiū, iki. Iki. Ačiū ir jums. Kodas, idėja, aura, nuotaika, tema ir konfliktas menas. Čia iš pirmų raidžių? Taip. In-City, artistų namai, teatro ir kino menas. Mokykla. Ai, teisingai, kopija. Operacija pradedam. Ekranas. Inicijuotas. Šviesa. Neutralizuota. Apsauga. Aktyvuota. Stalas dislokuotas. Kėdės įkomponuotos. Vaizdas izoliuotas. Garsas užblokuotas. Kvantinis okuliarinės vaizdo atminties dekodavimo ir spektrinės rekonstrukcijos terminalas paruoštas. Turiu pasiūlymą. Kam ta racija? Teisingai. Gal galim tą kvantinį okuliarinį tiesiog vadinti burbulu? Ne. Būtų neprofesionalu. Sutinku. Pradėkime. Šį sezoną buvo visko. Dauguma stengiasi suprasti, pajusti ir atrakinti vaidybos pasaulį, kurie tai darė nuoširdžiai ir atkakliai stipriai pasistumėjo į priekį. Ir patyrė, ką reiškia gebėti valdyti save, pažadinti tikras emocijas, bei sukurti nepamirštamas istorijas. Buvo ir tų, kurie į mane žiūrėjo įtariai, tarsi žinotų, kad juos stebiu ir kažko nesakau. Kad ir kaip norėjau viską pasakyti iš karto, susilaikiau.
Net ir atskleidus visas paslaptis, naudos nebus. Stipri vaidyba yra ilgo ir nuoseklaus darbo rezultatas. Taip, tikrai taip. Dainiau, žodis tau. Mano analizės atskleidžia, kad ne visi norėjo kartoti tą patį pratimą dar sykį. Bet juk tai taip svarbu. Būtent. Atrodo ir vėl, kiek galima, kam to reikia. Bet kai vėliau pamatai tą lengvumą scenoje, išeina tas pats žmogus su tuo pačiu tekstu, tuo pačiu veiksmu, bet staiga viskas suskamba, įtikina ir užburia. Vienoj vietoj nesusigraudinau, dėl to vaizdas šiek tiek išsiliejęs. Tikros ašaros. Dovilė, ar pastebėjai kažką įtartino? Vaidyba yra magiškas pasaulis. Ir kai pamatai, kad jaunas žmogus su kiekviena pamoka savyje atranda vis didesnį pasitikėjimą, ne tik scenoje, bet ir kasdienybėje. Vieni gauna 10 lietuvių kalbos pamokose, kiti nebebijo užkalbinti draugų ir pagaliau jie supranta, kad klysti yra gerai. Preliminariai, grafike pažymiu vaidybos teikiamą naudą per tam tikrą laiką. Atrodo elementaru. Aha, o būna taip, ateina į pirmą užsiėmimą ir galvoja, kad viskas, op, ačiū, viso gero. Pijau, kokie rezultatai matosi tavo vaizduose? Na, aš gal kiek senamadiškas. Bet vaizdus užfiksavau su portatyviniu audio chronovizualinės observacijos, archyvavimo ir dokumentacijos moduliu. Ai, tu su kamera. Aha, ekranėlis mažas, bet kadrai geri. Kas mane labiausiai džiugina, tai kai aplinkui matau žmonės, kurie bijo. Bijo. Bijo, bet ryžtasi eiti ir būti. Su ta baime, su ta įtampa, ta nežinia. Taip. Tada visi taip įsitraukia į tą procesą, kad pamiršta viską aplink, susikoncentruoja ties vizija, tikslu ir tampa nepakartojimo reiškinio dalimi. Reiškinio, kai iš nieko atsiranda kažkas. Manau, jog ne visi supranta, kokia tai didelė supergalia yra. Kalbėjai apie savęs pažinimą, išėjimą iš komforto zonos, senų gebėjimų lavinimą ir naujų atradimą. Būtent. O tai gali būti pavojinga. Kai žmogus supranta, kiek daug jis gali pasiekti savo jėgomis. Gebėjimu aiškiai, dinamiškai, įtaigiai komunikuoti mintis, reikšti emocijas, valdyti kūną. Belieka tikėtis, kad visą tai institucionaliai naudos geriems tikslams. Pereikime prie praktinių analizės pavyzdžių bei eksperimentinių metodikų patikros. Gerai, viską dokumentuosiu retrospektyvinės introspekcijos tikslais. Aš tau! Tu man! Aš tau! Move your body. Move your body. Move your body. Like nobody. Move your mind. Move your soul. Move it high. Move it low. Let it go. Why let it flow? Lose control. Why take it slow? Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Aliarmas? Kas tai galėtų būti? Įsilaužimas? Ne. Susirinkimas užsitęsė. Rimtai? Išaušo nauja diena ir prie įėjimo jau renkasi mokiniai. Negali būti. Aktyvuojame standartinę parengtį ir tęsime teatro ir kino užsiėmimus. Gerai, sorry. Negaiškim. Visiems sėkmės. Gerų pamokų. Komanda. Niekas neturi sužinoti apie slaptą misiją In City.